Danieliaus 2 skyriuje atsimenat, koks sapno aiškinimas buvo apie statulą, kaip išaiškino statulą. Įsiklausykit, danguje yra Dievas, kuris apreiškia paslaptis, mums nežinomus dalykus apreiškia kaip ir šiuo sapnu praneša karaliui Nebukadnesarui, kas įvyks paskutinėmis dienomis. Dievas yra, kuris apreiškia paslaptis ir sapnu praneša, kas įvyks ateityje paskutinėmis dienomis. Prašau, ateityje. Ir Danielius aiškina ateityje, ateities aiškinimas. Tavo sapnas ir regėjimas buvo tokie. Tu, karalių, gulėdamas lovai, galvoji, kas įvyks po to. O tas, kuris Nebukadnezaras, juk ne šventas žmogus, nusidėjėlis, ar ne? Skaitėte, atsimenat Izaiją 14 skyrių, koks jis Dievui norėjo prilygti. Didžiausią nuodėmę padarė. Išpuikęs ir taip toliau. O sapne informacija tinkama ateina. Ir net apie ateitį. Tu, karalių, gulėdamas lovai, galvoji, kas įvyks po to. O tas, kuris atskleidžia paslaptis, parodė tau, kas įvyks. Man šita paslaptis apreikšta ne todėl, kad esu už kitus išminčius panašesnis, bet kad sapno išaiškinimas būtų žinomas tau, karalių, ir tu pažintum savo širdies mintis. Tu, karaliau, regėjai didelę statulą, jos spindesys buvo nepaprastas, jis stoja prieš tave, jos išvaizda buvo baisi. Statulos galva buvo iš gryno aukso, krūtinė rankos iš sidabro, jos marstėnus iš vario, blauzdos iš geležies, kojos iš geležies ir iš molio. Tau, bežiūrinti ją, atlūžęs be žmogaus rankų pagalbos akmuo, smogė į statulos kojas, sustrupina ją, subirė geležis, molis, varis, sidabras ir auksas. Viskas tapo lyg pelai klojime rudenį. Juos išnešiojo vėjas, nepalikęs jokio pėdsako, akmuo, kuris smogė į statulą, tapo dideliu kalnu, pripildė visą žemę. Toks buvo sapnas. Atrodo kažkoks surrealizmas. Statula, iš kelių metalų, akmuo sudaužo statulą. Ką čia gali reikšti? Dabar žiūrėkit. Tu, karaliau, esi karalių karalius, nes dangaus Dievas suteikė tau karalystę, galybę ir garbę. Visur gyvenančių žmonės, laukinių žvėris ir padangių paukščius atidavė tavo rankas ir padarė toje visako valdovu. Tu esi auksinė galva. Va, prašau, auksinė galva statulos, to sako. Čia apie tave, to. Po tavęs iškils kita karalystė, silpnesnė už tavo. Trečioji karalystė, varinė, viešpataus visi žemė. Ketvirtoji karalystė bus stipri kaip geležis sudaužo ir sutrūpina viską. Taip ši karalystė sutrūpins visas kitas, kaip sapne regėjai, kad statulos kojas, jų pirštai buvo dalinai iš molio, dalinai iš geležies, taip ketvirtoji karalystė bus pasidalinusi, tačiau geležies stiprumą bus joje, nes tu matė geležį sumaišęs su moliu. Kadangi kojų pirštai buvo iš geležies ir molio, tai karalystė bus dalinai stipri, dalinai trapi. O kadangi regėjai geležį maišytą su moliu, tai reiškia, jie susimaišys per žmogaus sėklą, tačiau nesusijungs, kaip geležis nesusijungia su moliu. Čia trumpai tik akursą padarysiu. Kojas ir pirštai, dalinai geležiniai, dalinai moliniai, reiškia Europos tautas. Visa istorija pavaizduotas šitą statulą, kas po kokią imperiją jis. Galiausiai 10 tautų barbarus, 10 genčių barbarus sukūrė Europos valstybės. Bet sakot, regėjai geležį maišytą su moliu, tai reiškia, kad jie susimaišys per žmogaus sėklą, tačiau nesusijungs, kaip geležis nesusijungia su moliu. Molis prie geležies limpa nelabai kaip, nelimpa gerai. Trintelį ir atšaukia iš karto, viskas sudžiūvė. Tai va, visas Europos vienimas, visa istorija Europos vienimas. Buvo vienimas per katalikų bažnyčią, paskui per šventąją Vokiečių Romos imperiją. Tada Napoleonas vienija Hitleris, ko tik nebuvo. Dabar per Europos Sąjungą nesusivienis, Europos Sąjunga pasmerkta. Geležis lipdama prie molio, per žmogaus sėklą. Sako, tačiau nesusijungs, geležis nesusijungia su moliu. Sujungia Europą, Europos Sąjunga šlovingai tarp lygių laisva. Amžiams čia pastatė tave. Nieko panašaus. Žiūrėkit, ten Grenlandija išėjo, po to Didžioji Britanija šitokia valstybė išėjo. Toliau dabar euroskepticizmo banga. Europos vadovybė nevaldo tos Europos Sąjungos. Vengrijai nieko tu nepasakysi. Lenkai dėl teismų reformos ar pavyko ką nors padaryti, nieko nepadarysi. Dabar Slovakai neklausy, dabar Austrijams neklausytojai, Austrijai laimėjo euroskeptiškų libdis. Taip, kad didelių vilčių nedėkim tas Europos Sąjungos. Toliau sakom, ketvirtai būtė. Tų karalių dienomis dangaus Dievas įsteigs karalystę, kuri niekada nebus sunaikinta, kuri neteks jokiai kitai tautai. Jis sunaikins, sudaužys visas karalystės ir pati pasiliks per amžius.
Kaip tu matei nuo kalno be žmogaus rankos pagalbos atlūžusią akmenį, kuris sutrūpino geležį, varį molį, sidabrą ir auksą. Didysis Dievas parodė tau, karalių, kas bus ateityje. Sapne parodo ateitį, kas bus ateityje, prašau, vis ateitis. Paprastas sapnas apie kažkokias ten statulas, ar ne? Tiesiog visa istorija atskleista. Ne Danielius ir nieks nebūtų žinojęs, kad ką reiškia šitas, kiek čia daug būtų pamiršęs kažkokią nesąmonę, ar ne? Sako. Dievas parodė karalių, kas bus ateityje, sapnas yra tikras ir jo aiškimas teisingas. Matot, yra tikri sapnai su tikra informacija, pranašystė apie ateitį ir aiškinimų teisingų yra. Sakau, šitas aiškimas, kuris yra teisingas. Galiu lažintis. O tokia tvarka, matot apie sapną. Toliau vėl pasižiūrėkim 7 skyrius. Danielius kitą sapną sapnavo, reiškia. Apie žvėris, visko dabar gal neatskaitysiu, kur iš vienas po kito išlenda iš šniokščiančios jūros žvėris. Va, visko neskaitysiu. Ir toliau Danielius išaiškina visas 7 skyrius praktiškai yra to sapno nupasakojimas ir jo išaiškinimas. Irgi ateities istorija, tik jau kitais simboliais pavaizduota. Taigi sapnai yra puikus dalykas.